Sveiki, po pirmos švenčių bangos atlaikęs, nepalūžę, visi sveiki. Dar kartą sveikinu su Kalėdom ir ateinančiais naujaisiais metais. Kągi, Kalėdas atlaikėm, valgėm ir visos mano šventės buvo. Leidau savo viską valgyti, yra jau pasiekmės, jau rožiniai lenda, va čia ant kaklo, ant rankos. Atrodo, ir nieko tokio sudėtingo nevalgiau, bet leidau viską. Ir balti miltai, ir cukraus buvo. Citrusinio, aišku, nevalgiau, pomidorų tokių nebuvo, bet kažkas buvo, kad jau truputį suveikė mano organizmas ir veidelis jau rodo, kad raminkis baliavoti. Čia baliavoti raminkis, žiūrėk, ką valgai. Aišku, reikės vėl sėsti ant griežtų dietų ir žiūrėti, kas atsitiko. Kągi, kokios pas mane naujienos. Šventės buvo, kokios gali būti naujienos. Plaukus nusidažiau. Parodysiu, kaip dažau. Įkelsiu aš tą vaizdelį. Nutariau dažytis plaukus. Pirmą kartą gyvenime. Ne pirmą kartą, vieną kartą dažiausi. Nelabai ten pavyko, bandysiu antrą kartą. Pirmą kartą dar vyras padėjo. Dabar sakiau, jeigu nesusitvarkysiu, tai pakviesiu ir vyrą. Nusipirkau tokius dažus. Nieko aš apie juos nenutuokiu, bet žmonės ėmė juos, tokia moteris nusipirko, paskui dar kita paėmė juos, šitos dažus, aš pasižiūrėjau į tų moterų plauką, kaip jie atrodo, nes ir aš pasiėmiau. Ir jų buvo daugiausiai išpirkta šitos spalvos. Kas čia yra? Kaip visi dažai, čia kažkokie kremai, kažkokie tai stiprintojai, čia kondicionierių šampūnas. Ir čia instrukcija. Dažysiu pagal ją. Tikrai čainikas dažėme. Kas pavyks, kas manau nenumuks plaukai. Ištepiau prie šaknų, kur ataugę, dabar palaikysiu šaknis, taip rašo pagal instrukciją. Ir tada visus likusius jau padažysiu, bet iki šaknų nedažysiu, nes vis tiek kirpsiu. Susukau, kad šiltų, einu 20 minučių pasėdėsiu. Kai baigiau dažytis, gal į kamerą nesimato, tapau tokia ryžoka. Visada būdavo šviesus pas man plaukai. Va čia, kur buvo šaknis ataugę, tapo ryžokos, čia tokiom sruogom ryžom nuėjo. Čia. Nežinau, kaip išdžius, kaip atrodys, aš nežinau, matos, nematos, dar vieną šviesą įjungsiu, bet tokia truputį raudonoka truputį. Bet man patinka. Nusibodo šviesi. Spalva dabar būsiu truputį raudonesnė. Pastatysiu kamerą. Kaip pirmas kartas, tai visai neblogai dar išėjo. Aš galvoju, iš vis kliotskais išeis tokiam čainikui, kaip man dažytis. Nieko, kai išdžius pasižiūrėsiu, nes dabar, kai šlapia, tai truputį į mandarinką užneša. Palauksiu, kol išdžius. Ir po pūros plovimų jau ten įsišers, aš manau. Nebūsiu mandarinka. Va. Mano maliavojimas plaukų. Pavyko kažkas. Vargau aš su to dažymu. Ne pirmą kartą. Vieną kartą dažiau, tai vyras padėjo. Tepliojo. Bet šio kartą sakė, dažykis pati, aš laiko neturiu. Tai ir tepliojausi aš ten. Tepliojausi. Čia mandarinka išėjo. Nežinau, matos, nesimato į kamerą. Čia kažkokie klemai nedadažyti. Reiks eiti į kirpyklą prašyti pagalbos, kad sutvarkytų mano galvą. Tokių liūdesnių pas mane žinių. Lūnė išėjo. Net laikė mažytė mūsų. Vėžys ją suvalgė. Va tokia liūdnesnė, bet
Bet neliūdėkim. Taip yra, toks gyvenimas. Aš jau įgaunu imunitetą. Šitiem visiems stresam, tai aišku, man šitie visi irgi stresai ir sirgo alūnė, dadėjo, tai ir, tikriausiai ir oda parodo tą sustresavo. Iš linksmesnių parodysiu, ką gavau kalėdų dovanų. Va čia auskariukai. Yra keramikinė, kurios aš labai mėgstu. Bet pati mano mylimiausia yra, tokia biudžeterija pavadinė, bet iš papuošalų. Ne auksiniai, ne kokie, bet čia yra sidabras ir keramika, rankų darbo. Va tokius aš mėgstu. Nebūčiau aš, tai aš pirmą nusipirku auskarus, o paskui galvoju, prie ko nešiot, reikia toliau dabar žiūrėti, ką pirkti. Rankų darbo vienetiniai gaminiai. Mūgė buvo, kaip tik kalėdiniai nusipirkau. Man patinka va tokie. Aš žinau, kad jie vieninteliai yra, nieks jų prieš tai nenešiojo. Ir ne iš kokio tai aukso, kur išlupinėtas, gal ten velniai žin iš mirštančių žmogaus. Va tokius aš mėgstu dalykus. Čia savo nusipirkau. Kaipgi aš savęs mylimos nuskriausiu. Savo dovanėlės nenusipirksiu. Čia aš jums tokios palangės rodo, nes radau savo kampą ramų, kur galiu filmuoti. O čia man yra vyro dovana. Žinot, labai nustebau. Nesitikėjau, kad iš vyro galiu gauti tokią dovaną. Išpakavau ir labai nustebau. Aš mėgstu dovanas siurprizus, aš iš karto nesakau, ko noriu, va ten būtent yra moterų pažįstu, kur iš karto pasako, aš noriu to, ir man to kito nepirkit, nes man nepatiks. O aš mėgstu dovanas siurprizus, nesvarbu, kas ten bus, bet svarbu išpakuoti, tas laukimas pats, tas dovanos išpakavimas. Ir iš pradžių aš labai nustebau ir galvoju, o ką man jį. O paskui pagalvojau, jeigu jau vyras man tokią dovaną dovanoja, tai vadinasi, jau reikia susimastyti, aš jau tokia pilka pelė pasidariau, kad reikia kažką daryti. Gerai, atidarykim ir žiūrėkim, kas čia yra. Ką? Čia yra toks kosmetinis rinkinys. Aš dar pati net neįsiaiškinau, kas čia toks yra. Čia vat viršus yra veidrodis. Čia, kiek supratau, pudra, čia kažkokie haidlingai. Čia antakiams, čia irgi nežinau, dar nesuprasta, tikrai garbės žodis. Aš šitam vat irgi kosmetikoje čainikas, žaliausias rublis. 3 rubliai žaliausias, rublis buvo geltonas. Taip, paskui dar čia iš šono išvažiuoja va tokia palėtė. Dar šitie šešėliai kažkada dažiausi, tikrai geri, nebyra. Va tokia palėtė išvažiuoja. Čia Douglas kažkokia firma. Jų gal asmenis, aš nežinau. Čia toks dalykas. Paskui iš priekio dar viena palėtė išvažiuoja. Ir aš tikrai... Ir čia dar viena palėtė. Va tokį dovanėlę. Pradžiu aš labai nustebau. Galvoju, O paskui susimaščiau, jeigu jau vyras galvoja, taip jau man duoda žinią, kad tu pilka pelytė jau kažką daryk. Tai reikia jau susimastyti. Čia vat yra lūpoms kažkokia, čia pieštukas, čia šepetėlis toks. Aš dažausi su kitais šepetukas. Čia šešėliai tokie maži. O čia lūpoms du blizgesiai. Va toks. Ir va toks. Ir čia toks šepetukas. Čia, kiek skaičiau, pudra. Mat aš jums parodysiu. Va čia yra... Gal ant pastačius ant pauzės galima aš jau pasižiūrėti, vat kas čia yra. Čia anglų kalba, aš čia dar neįsiverčiau, nes aš toks anglistas, dar reikia man pagalvoti. Toks dalykas. Tai kad sakau, aš šitą dovaną labai nustebino, o paskui labai nudžiugino. Piešiu savo veidą. Nes
Kaip pasakius, negimiau aš gražuolį, negimiau tas, bet moteris pati susikūrė savo įvaizdį. Pati turi rasti save, pati susikurt. Ir tokia būt. Dar aišku, gavau gėris, kažkada aš jums rodžiau gėris tą tokį butelį su juodųjų serbentų. Dabar man padovanojo su svarainiu. Irgi nieko. Probiotikai. Gėris probiotikai. Tikrai irgi labai gerą dovaną, fainą turiu. Paskui gavau tokią dėžę. Toj dėžėj buvo visokiausių daiktų pridėta, bet man labiausia patiko ta pati įpakavimo dėžė. Bendrai aš ją jums parodysiu. Va, tokia tvirta, kieta su dangčiu dėžė. Man ji labiausiai patiko. Nes aš neturiu kur dėti savo mezgimo priemonių. Virbalų, bet ant vašelių, visokiausių dalykų. O dabar turėsiu šitą dėžę. Kas ten buvo viduje, irgi buvo ten visko pridėta, ten irgi dovanų buvo. Man jau netokios svarbios kaip šita dėžė. Tikriausiai bus viskam susidėti. Va, šitą gėrį gavau, dabar šalčialankių. Tikrai geras dalykas. Apsirodžiau, ką gavau dovanų. Aš tai daugiausia dariau saldžios dovanėlės šiais metais. Tokių įdomių dalykų. Pirkau ten tokių cukatų, svarainių cukatų, tokių Danutės pyragą pirkau. Nes anksčiau, senais laikais, Danutės pyragas būdavo toks firminis, labai skanus, o dabar tik asortijo galima rasti parduotuviai. Paprastai prekybos centruose aš jau nebematau. Ir irgi tokių visokiausių niekučių pripirkau, bet neturėjau šiais metais kažkokios tokios nuotaikos ypatingos, kaip būna, kai kiekvienais metais ten man tokia nuotaika norisi namus puošti. Nebuvo man šiais metais, gal todėl, kad lūnės ir guliavo, labai sunkiai išeidinėjo į vežys jie ten tą ėdė, skausmai buvo ir vėmimai paskui užsibaigė. Ne apie tai, davai optimistiškai žiūrėkim. Užteks to negatyvo. Užteks. Nieko. Atlaikiau kalėdas, praėjo šitas šurmulys. Nauji metai mes kažkaip nelabai švenčiam, ten tik tai pasėdim ramiai. Ką nors pažiopsom. Daug dėmesio neskiriam šitai šventijai. Man yra kažkaip artimiau yra kalėdos, nes jos aš žinau, kad pradės šviesėti dienos ir ateis pavasaris. O pavasarį aš kažkaip šiais metais laukiu. Anksčiau nelaukdavau, o šiais metais kažkaip tai noriu jau pavasario. Tik neprasidėjo dar žiema pas mus normaliai, bet aš jau noriu pavasario. Ką, draugužiai, šitas gal video bus ir toks. Šioks toks tarp šventinis toks video išėjo. Pasigėriau dovanom su jumis. Ką? Likit sveiki ir su artėjančiais dar kartais naujaisiais metais. Tegu naujieji metai jūsų namus atneša gėrį, šilumą, mylinčių žmonės. Svajos tegu išsipildo. Ir išeina viskas, kas bloga ar kas jūs kankina. Būkit laimingi, būkit sveiki, būkit mylimi. Iki sekančių video. Ate.